because we have good weather now, so we run a lot. And from tomorrow we start really big job, very hard practices, so concentrate from the first practice to be ready all 2 weeks to work really hard. Atvažiavom 2 savaitėm į daugiau fizinio pasiruošimo stovyklą. Šiandien kaip ir buvo suplanuota tokia daugiau atvykimo diena, bet kadangi vis tiek šalia parkas, gražus oras, tai nusprendėm dar lengvai prasidėkti lengvą krosiuką. Šiandien tokia lengva treniruotė buvo. Ir nuo rytdienos pradedam jau sportuoti gana stipriai. Turėsim 3 dienas iš eilės po 2 treniruotės. Derinsim tiek lauką, tiek štanginę, tiek salę. Daug bus krepšinio elementų, nes šioje stovykloje žaisime 2 kontrolinės varžybas. Žaisime su Kazanės Unix ir su Donecku, bet jau bus gale stovyklos. Šiek tiek įsivažiavę daugiau būsim į krepšinį. Taip pat atvyksta prie komandos prisijungs Dežuanas Kolinsas ir Markusas Braunas jau šioje stovykloje. Tai pamatysime jų kondiciją, kokios kondicijos jie atvažiuoja, žiūrėsime, kaip juos greičiau įjungti į visą darbą, kad jie greičiau pasiektų optimalią formą. Tai toks planas šios stovyklos. Kokį įspūdį kol kas palieka užsieniečiai komandos atvykę? Na, kol kas labai sunku pasakyti, nes daugiau vyko, kadangi ruošiamės varžybom su Lietuvos rinktinė, tai daugiau vyko krepšinio aikštelėje ir tie, sakykime, derinių išmokymas, dar kažką tai fiziškai sunku dar kažką daug komentuoti, nors atlikom testus, matom trūkumus, matom stipriasias pusės ir bandysim individualiai pritaikyti pagal testus treniruočių planus, kur reikia padirbėti. Ir šiaip įspūdis geras, visi dirba, komanda geros nuotaikos, turėtų būti viskas puiku, rezultatai pamatysim vėliau.